numeris 2. Antros gairės yra asmeninio fondo archyvo kaupimo gairės. Aliucija Orentaitė, Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus vyriausia bibliotininkė, labai daug padėjo šias gairės ruošiant. Kaip minėjau, veikiantys mūsų archyvai jau turi savo sistemas, kaip asmeninius fondus tvarkyti. Šios srities archyvų kaupimo ir tvarkymo gairės taip pat siūlome išdalinti visų kraštų bendruomenių apylinkėm, apygardom ir kitom organizacijom ir atskiriem asmenim, kurie savo namuose dar turi savo tėvų ar senelių paliktų archyvų. Tos gairės padėtų tokius archyvus lengviau atrinkti ir surūšiuoti ir reikia tikėtis juos tinkamai išsaugoti. Savo apimtim išeivijos paveldas iš tiesų nėra labai didelis, bet jis yra unikalus ir dar labai mažai ištyrinėtas. Ir be to paties likimo pakankamai apnaikintas. Todėl dabar, neperžiūrėję, mes neturėtume nieko išmesti. Toliau, nors trumpai noriu paminėti sietyną. Dalia Kuiznienė apie tai kalbės vėliau, bet kadangi šis projektas yra įtrauktas į PLB, Lietuvos vyriausio archyvaro tarnybos archyvų tvarkymo planą, noriu keletą žodžių apie tai pasakyti. Tai yra Vytauto Didžiojo universiteto išeivijos studijų centro vykdomas projektas. Šis projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos ir yra pavadintas Lietuvių egzodo paveldo likimai. Projekto tikslas yra surinkti informaciją apie Lietuvos archyvuose, muziejuose, bibliotekose saugomą išeivijos archyvinį paveldą.